Sveiki bičiuliai, tai kaip įprasta noriu pasidalinti su jumis, į ką atkreipdėmėsi jau prasidėjusią savaitę. Kaip minėjau, praeitą savaitę, reiškia, mes nuo rytojaus, nuo 13 dienos pradedam, tiksliau, ne mes pradedam, planetos pradeda judėti nepalankę padėtim ir tas visas reikalas tęsis kažkur tai iki sausio vidurio. Tiesiog rytoj, rugpjūčio 13 dieną, Mėnulis, jisai atsiduria Skorpiono ženkle ir tiek Marso, tiek Jupiterio planetos irgi atsiduria nepalankioj padėtyje. Tai Jupiteris jisai susijęs su tiesa, su teisingumu, Marsas su konfliktu. Dėl to, jeigu taip žiūrėti, keletą dienų, nereiškia, gaunasi nuo rugpjūčio 13 iki rugpjūčio, iki rugpjūčio, iki rugpjūčio 16 dienos, reiškia nuo 13 iki rugpjūčio 16 dienos, galimi, jeigu žiūrėti taip ir pasauliniu mastu, tam tikri konfliktai, nesutarimai, kas mums irgi gali sukelti kažkokie tai neigiamus jausmus, baimę, nerimą, emocijas. Ir vidiniuose reikaluose irgi visokiuose tai šeimyniniuose reikaluose arba ten kažkokiuose darbinėse reikaluose irgi toks gali, žinot, būti kaip noras įrodyti savo tiesą, teisingumą, ginčai visokie. Tai stenkitės tom dienom irgi išlikti kiek įmanoma ramus, nepersistenkit kažkur tai, įrodydami tiesą, teisingumą. Ir tokiu atveju planetos jos visada išbando mus, kaip mes irgi elgiamės tam tikroj situacijoje. Nes reiškia, kada planetos nepalankiuose padėtyse, būna tokios situacijos gyvenime, tokios kaip patikrina, galbūt kažkokia situacija, kaip Marsas susijęs su pykčiu, kažkokia tai situacija parodys, kaip mes reaguojam, tarkim, į kažkokį tai konfliktą. Ar mes ten norim atkeršyti, ar mes ten pykstam, ar mes tos emocijos nepaleidžiam, nes kartu su Jupiteriu irgi gaunasi kaip tam tikros pamokos. Tai buvo Mėnulis, Mėnulis reiškia, kad galim pasiduoti emocijom tokiom negatyviom. Tai kiek įmanoma tom dienom į viską stengti žiūrėti sąmoningai, sąmoningai vertinti ir suprasti, ko mane moko gyvenimas. Tai va, toliau 16 dieną išeina Saulės planeta, jinai pereina į kitą ženklą, jinai pereina į Liūto ženklą ir iš esmės tai gautus nepalanki diena, 16. Šiaip, kad pereina į Liūto ženklą, tai tvarkoja, dėl to mes tokio kaip pasitikėjimo galim daugiau turėti, bet apskritai gali duoti tokių irgi nesusipratimų daugiau, nes reiškia nuo 16 iki rugpjūčio 22 dienos išeina, kad bus ir Merkurijus nepalankioj padėty. Merkurijus susijęs su komunikacija, su kalba, su bendravimu, gali būti daugiau visokių tai nesusipratimų, nesutarimų ir panašiai. Tai va, dėl to praktiškai tokia visa savaitė gaunasi toks laikas kažkiem tai svarbiem darbam, svarbiem gyvenimo įvykiam, ne visai palankus. Tai stenkitės tą visą laikotarpį praleisti prasmingai, nuveikti kažką tai prasmingo ir, kaip kalbėjau, nepasiduoti kažkokiom tai irgi negatyviom emocijom, žiūrėti viską kaip į pamokas gyvenime, tuomet viskas praeis ramiau. Ir vien dėl to, kad dar paminėsiu Mėnulio planeta 13-15 dieną bus silpnoji padėty ir ten Marso įtaka, tai gali paumėti kažkam, tai kas yra, reiškia, kas turi problemų ypatingai su širdim, nes Mėnulis susijęs irgi su skysčiais, su krauju, spaudimas gali, kažkam galbūt pakilti, gali tokios kaip
širdies, kraujagyslių, irgi tokios problemos gali irgi tom dienom paūmėti, irgi dažniausiai tai vyksta nuo kažkokių tai negatyvių emocijų. Tai va, tai laikykitės atokiau kažkokių tai agresijos, nuo konfliktinių situacijų. Tai būtų tiek, į ką atkreipti šią savaitę bendrai dėmesį. Palankiausia savaitės diena išeitų šeštadienis. Tai ką, bičiuliai, būtų tiek. Dėkuoju už jūsų dėmesį ir sakau iki pasimatymo kituose video.